Čia taip atrodo mūsų žemė nuo šlaito už kito kanalo pusės. Šitą žemę visiškai ant kalno. Čia praktiškai jokios lygumos nėra. Prie pat kanalo yra lygų, bet tai jau čia lipimas į kalną. Dešiniai pusiai vieni kaimynai turi kažkokius daržus, dar kažką tais. Tai mūsų žemė taip ir eina palei sieną. Palei sieną eina. Tai toj pusėje mūsų žemė, mūsų pašiūrė. Ten geltonas namas yra fokusas. Geltonas namas yra kaimynai. Ten eina grinai mūsų žemė palei namą. Ir ten matosi palei kraštą. Eina akmeninė tvora. Ir pagal tą akmeninę tvorą čia truputį mano žaliukas užstoja. Bet ten kažkur grubiai pasibaigia mūsų žemė. Čia kanalas perskrita žemė. Ir čia gan aukštai trikampiu eina į patį viršų. Turim du stulpus ant mūsų žemės. Vienas iš rytinės pusės, kitas pagrindė iš kairės pusės. Iš kairės. Iš vakarinės. Ir ten netgi du stulpai yra, bet vienas jau ne mūsų žemėje. Atentas stulpas gana ant mūsų žemės stovi ant įvažiavimą. Ir mes čia esam pasodinę graikišką riešutą. Tai jeigu užauksi, turėtų būti didelis. Čia kaip šitos pušis. Nes Lydija sakė, niekas neauga prie graikiško riešuto. Ir mes čia turim pagrindę alyvuogės ir ąžuoliukai. Čia labai gražus ąžuolynas auga, kurį mes paliksim augti. Ir jis ten turi du kažkokius medžius, mes dar nežinom. Ten panašu yra vietinis svarainis. Bet tie svarainiai mes tuoj aš nufilmuosiu. Jis kaip didelė kriaušė.